Ohoho, mat kas užsuko pas mane į svečius. Adrians, Amelija Marija. Labas, džiugu jūs matyti. O aš tai sėdžiu sau ir skaitau laiškus. Gal tarp jų yra ir jūsų laiškai? Savo laiškams aš štai kokius didelius vokus pagaminau. Ir spalvingus atvirukus, ir kalendoriukus, ir pagirimo raštus. Vaikai siunčia man piešinius, rašo apie kokias dovanas svajoja, pasakoja apie savo pasiekimus, o štai nuotraukų nesiunčia ir teisingai daro. Juk nuotraukas man rodo specialus stebuklingas įrenginys. Tuoj pažiūrėsiu, ką jis man parodys apie jus. Kurgi tas fotoskopas, ką tik buvo ant stalo? Leopoldai, ar tu jo nematei? Leopoldas dingo. Ir selfie pabėgo. Vadinasi, jie čia prikišo letenėles. Ir kurgi jie nusinešė tą fotoskopą? Supratau, savo bičiuliams voveraitėms sumanė parodyti. Na ir pagyrūnai, norom nenorom teks eiti į voveraičių namus. Sveikos, voveraitės. Matau, jūs čia neblogai įsitaisėte, net eglutę pasipuošėte. O jūsų krosnelė kokia šauni. Jei letenėlės bėgiojant po sniegą sušąla, galima pribėgti ir pasišildyti. Kaip čia jauku. Suprantu, kodėl Leopoldas ir Selfie čia kasdien užsuka. Beje, pūkuotieji išdykėliai, kur fotoskopas, kur jūs jį pradanginote? Kągi, matyt, teks ieškoti man pačiam. Taip, čia jau nėra, čia taip pat. Fotoskopo niekur nematyti. Štai kur jis, po gudručiu katinu. Teks atiduoti, Leo. Tau su fotoskopu vis tiek nieko neišeitų. Katino letenėlių valdomas jis neveikia. Leo, Selfie, nesijaudinkite. Aš jums viską būtinai parodysiu. Tik vėliau. Taip, sureguliuosime ryškumą. Gerai. Ar tai tavo gimtadienio šventė? Nuostabios buvo tavo atostogos. O, tu čia tikra princesė. Man patinka vaikai, turintys gerą apetitą. O, tai buvo ypatinga diena, tiesa? Tokią nuotrauką, nors į parodą siųsk. Puiki nuotrauka. Kasgi taip gražiai nufotografavo? Kaip gražiai tu šypsaisi. Nuo tokios šypsenos iškart nušvinta siela. Kaip gražiai atrodote, kai džiaugiatės. O dabar iš mažo namelio grįšime į didįjį namą. Kad jau esame kieme, užsukime minutėliai į mano žiemos sodą. Šiemet čia turiu ne tik žvėrelių ir paukštelių, bet ir gėlių. Ištisus metus jas kūriau savo dirbtuvėse. Tikroms gėlėms mano karalystėje per šalta.
o sukurtoms iš ledo pats tas. Tik gaila, kad jos nekvepia. O dabar eime vidun ir pirmiausia užsuksime į dovanų salę. Darbai čia nesustoja nė minutei, juk vaikai turi gauti savo dovanas laiku, todėl visi mechanizmai dovanų salėje turi veikti sklandžiai ir tiksliai. Įdomu, kaip su savo užduotimi susitvarko mano naujasis geležinis pagalbininkas. Kągi, regis gana vikros. O dabar pats metas sužinoti, ar jūs nusipelnėte mano dovanų. Kvadroniuk. Kvadronas X15 atvyko. Įveskite informaciją. Užduotį supratau. Vykdau. Kvadroniuką turiu visai neseniai ir jis man labai padeda. Dabar jis nuskrido paimti knygos, kurioje įrašyti visi jūsų šių metų poelgiai. Taip, puiku, būk geras. Nuneš ir įdėk šią knygą į kiekiometrą. Ačiū, Kvadroniuk. Palauk čia. Paskui nuneši knygą atgal į jos vietą. Mano stebuklingasis įrenginys kiekiometras gali labai tiksliai nustatyti, kas šiais metais elgiasi gerai, o kas nelabai. Jeigu viskas gerai, ekrane pasirodys žalias skaitmuo. Jei blogai, raudonas, o geltonas skaitmuo reikš vidutinį rezultatą. Na kągi, pradėsime patikrą. Adrians, tau jau visi 8 metai. Taigi, patikrinkime tavo elgesį. Žalias 8. Tai reiškia, kad tavo elgesys pagirtinas. O dabar mes patikrinsime tavo mokymosi pasiekimus. Pažiūrėsime, kokių pažymių buvo daugiau, gerų ar blogų. Aštuonetas. Matau, kad tu stengiasi gerai mokytis. Ir tau tai pavyksta. Nagi, kas kitas? Amelija Marija. Taip, šiais metais tau sukako 4 metai. Dabar mes patikrinsime tavo šių metų elgesį. Kiekiometras įvertino tavo elgesį 8. Tai labai geras rezultatas. Pereikime prie mokymosi pasiekimų. Žalias 8. Aš labai džiaugiuosi, kad tavo mokymosi pasiekimai šiais metais buvo tokie geri. Kągi, patikrą baigiame. O dabar pakilkime į palėpę, noriu jums šitą parodyti. Aš dažnokai užsuku čionai, kad prisiminčiau senus gerus laikus. Šią mašinėlę kadaise spausdinau savo laiškus. O su šia kartą net pabandžiau siūti. Štai stebuklingas veidrodis,
ir senovinis kiekiometras. Naudojausi juo anais metais, kai mano naujasis kiekiometras sugedo. O čia senų eglutės papuošimų ir sveikinimo atvirukų kampelė. Kitais metais išdėliosiu juos atskirame kambaryje. Bus mažutis muziejus. Na, o dabar staigmena. Jūsų asmeninis eglutės žaisliukas. Pirmiausia, šalis, kurioje jūs gyvenate. Norvegija. O kitoje pusėje jūsų nuotrauka. Gražiai pavyko, tiesa? Būtinai pakabinsiu šį žaisliuką ant savo pagrindinės eglės. O dabar dar viena staigmena. Šventinė šiaurės pašvaistė. Adrians, Amelija Marija. Sveikinu jūs nuostabių žiemos švenčių proga ir linkiu daug džiaugsmo ir linksmybių artėjančiais naujaisiais metais. Iki pasimatymo!